Dėl rekordinių mūsų įmonės metų užgavėnės pas mumis vėluoja. Atėjo lašininis, malkų neturim, turim procesorių. Garantuoju, ne vienas iš jūsų esat savo paklausę šio klausimo. Kuris tarp šitų dviejų procesorių iškeps šoninę greičiau? Šitoj pusėje turime i7, antros kartos, senukas, kaip aš. Čia yra ketvirtos kartos i5. Neturėtų tiek labai kaisti, bet turėtų vis tiek iškepti. Čia yra aš, čia yra mūsų operatorius. Jaunesnis, aukštesnis, gyvesnis, su daugiau plaukų. Tai mes realiai dabar paruošim šitas sistemas ir kepsim mėsą. Čia ne langų valiklis. Čia yra izopropolio spiritas, mes tiesiog naudojam jį šitam buteliukį, nes labai patogu pasipurkšti. Per didelės mano rankos, biški mažesnės nei Aurimo. Man patinka, kaip labai aptempta būna. Gražu. O kaip tą malką užkur? Ai, geriau turiu procesą. Čia turim vieną. Nedega niekas. Reiškiasi, kol kas viskas ok. Gal esu vieną arba du kompus surinkęs gyvenime. Oi, čia negražu tai bus. Nesupyksiu operatoriui. Operatorių. Pasvetinimus operatorius. Nublemba, palauk. Intricate procesas čia. Aš alkanas! Ne, reikia. Pjausimo lentelė. ASMR'as. Ką čia nupirkai? Dabar būtų labai gerai pasižiūrėti, ar aplamai šitie kompiuteriai įsijungia. Kodėl jisai neįsijungia? Pala, šitas veikia, šitas ne. Gerai, šitas jau kaista. Tas jau kaista. Gal maitekas jau nesisuka? Gal maitekas irgi ant maiteko gal kept galėsim. Jau šyla, jau šyla. Rimto, čia riebalai lydosi. Kokia nesąmonė. Šitas kepa geriau. O čia i5. Gal plonesnis gabaliukas? Gal biški mažesnis, bet žiūrėk, šitas jau seniukai. Ateik iš arčiau. Žinot, ir šitas jau pradėjo kepti. Šitas topudovai kepa. Jisai kepa. Žinai, reiks termopastos dėti. Kumpis vietoj termopastos. Kodėl tu atrodo, kad tu apsimyžęs? Aš apsipyliau morkom. Morkom! Man morkos labiausiai nepatinka tuo momentu, kai jos bėga ant manęs. Jeigu aš apversiu... O, garai! Stopudovai garai eina. Kad čia riebalai visur bėga dabar į sistemą, bet jinai dar veikia. Pasižiūrėk, šitas jau apskrudęs. Kas nepatinka dėl šito maiteko, kad nesisuka jame ventiliatorius, tai aš nežinau, ar šita sistema dar gyva. Nu, paragaudavai. Dar ne. Maxima, jeigu jūs norit susisiekti su mumis dėl potencialios kolaboracijos projektų, info@rpc.lt. Kitą kartą gal naudosim aušintuvo vamzdukus gaminti dešrelės. Biški reikia riebalų nuimti, kad apskrustų labiau. Nu, ne, kur nors iš šoną padėk čia. Čia kepsim ant serverių vėliau. Sveiki sugrįžę į mūsų virtuvę. Kai matome, 28 minutės jau praėjo. Turbūt pamatėte timelapsą. Kepė. Iš tikrųjų kepė. Pirmiausiai, disclaimeris. Nevalgykit šitokių dalykų. Nedarykit, ką aš darau. Čia yra tik dėl komedijos. I5, kaip sakiau, nevalgysim. Jisai mažiau kaito. Tačiau antros kartos i7, aš sakyčiau, yra neblogai apkepęs. Nežinau, Danieliu, gal nori prieiti, pasižiūrėti, ką tu manai, ar iškepta. Pasakyk man. Aš manau, kad tau patiks. Gerai. Išjungiam orkaitę. Dar noriu paminėti. Čia riebalai visur bėgo. Aš nesuprantu, kodėl sistema neišsijungia. Dėdu žodį. Išjungiam. Kepta šoninė. Iškepas. Stopudovai iškepas. Aš tau ne lašinuko, o raumenuko. Au, karšta. Iškepė. Bet rimtai. Jeigu kada nors klausėt save šio klausimo, kuris procesorius labai gerai iškepa jūsų šoninę, antros kartos i7 tai padaro gerai, neefektyviai. Ką norite, kad keptume ant procesorių ateityje? Palikite idėjas komentaruose. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki sekančio video. Aš žinai, aš pasakyčiau Aurimui biškį ramiau, bet jisai naudos savo labai mėgstamą frazę. Aš direktorius. Man galima. O tikslą pasakė, ne? Kepsim kumpį.